Jaunimo pilietinį aktyvumą skatinantį projektą Jaunimas už demokratiją komanda nusprendė aktualią jaunimui tema pakalbinti Žygimantą Zabietą, Jaunimo Europos komandos narį, šiuo metu studijuojantį Tarptautinį santykių ir politikos mokslo institute. Aktyviai pilietinėje jaunimo veikloje dalyvaujantis Žygimantas dalinosi mintimis, ką reiškia būti aktyviu piliečiu ir nuo ko reikėtų pradėti. Pirmiausiai paklausėme Žygimanto, kas yra pilietinis aktyvumas. Pilietinis veikimas ir būtent tai yra labai stipriai surišta su žinojimu, kur tu esi, kas tu esi ir kas yra aplink tave. Tuo tarpu politika yra vienas iš tų elementų. Jeigu tu veiki pilietiškai, tu esi pilietiškai aktyvus, tu tuo tarpu taip pat tuo pačiu domiesi ir dalykais aplink tave ir vienas iš jų yra politika. Pasak Žygimanto, pilietinis aktyvumas yra itin svarbus asmenybės vystymuisi ir augimui. Būdamas pilietiškai aktyvus, žmogus jisai gauna labai daug naujų įgūdžių. Tai yra kalbėjimas, viešas kalbėjimas ir kūno kalba. Ir prasiplečia pažinčių ratas, draugų ratas, pomėgių ratas labai stipriai prasiplečia. Taip pat ne tik tai pažintys čia Lietuvoje, bet tai prasiplečia ir užsienį, yra įvairius tarptautiniai projektai, visa kita. Taip pat žmogus išmoksta, kaip formuluoti argumentus, kaip užduoti klausimus. Tie dalykai yra labai naudingi. Jaunimo Europos komandos narys tikino žinas ne vieną pavyzdį, kaip aktyvi pilietinė veikla jaunuoliai vėliau pasitarnavo darbo paieškose. Po to, atėjus į tą darbo rinką, atsisėda du pokalbiai dėl darbo, du vyrukai, ten dvi panelės, kurios baigė universitetą tokiais pačiais balais. Ir tada klausia, tarkim, marketingo poziciją dėl marketingo. Ar tu žinai, kas yra pardavimai? Na, vienas, tarkim, iš kandidatų padiktuoja ten teorinius 3 apibrėžimus, o kitas išsitraukia portfolio, sako, taip, mes čia 11 klasėje vykdėm tokį mokykloje jaunimo projektą ir aš buvau atsakingas už marketingą ir čia buvau rūpinausi tiek mūsų prekės ženklo sukūrimu, tiek kažkokiais tai marškinėliais, podeliais, taip toliau, panašiai. Ta būtiška marketingo prasme, kas yra labai kaip grūdelis, ta pati pradžia, bet jau žmogus yra dirbęs su to, jis jau turės žymiai didesnį pranašumą. Pašnekovo teigimu, ES skatina savo piliečius būti aktyviais visuomenės nariais, nes pagalba vienas kitam padeda kurti socialinę gerovę ir realizuoti savo lūkesčius. Todėl labai svarbu ir kiekvienam asmeniškai savęs paklausti, ką jis galėtų padaryti, kad jis ir aplinkiniai žmonės būtų labiau patenkinti ir laimingesni. Yra labai sunku pradėti. Sunkiausia yra pradėti. Tai dėl to esu tikrai 100% tikras, nes kiek bendravęs esu su jaunimu, iš tiesų tas pirmas žingsnis, kaip ateiti, kaip pasibelsti, kaip nuo ko pradėti, ką sugalvoti, ką daryti, yra pats sunkiausias dalykas. Yra sakoma, kad informacija jaunimui yra neprieinama tol, kol nėra padėta ant lėkštutės. Ir man irgi pačiam kažkada kažkas atėjo ir padavė ant lėkštutės tą informaciją, kad aš ateičiau. Ir visiems būna tas pirmas kartas, reikia tokio spyrio vieną vietą, kad žmogus pradėtų veikti. Užsidėti tų norų nėra sudėtinga. Yra sudėtinga žengti pirmą žingsnį. Dažniausiai su 9-12 klasių moksleiviais bendraujantis Žygimantas teigia, kad vaikai mokyklose labai skiriasi, bet visose yra dulkių sluoksnių pasidengusių auksiukų. Jis įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi gebėjimų ir sugebėjimų, tik juos reikia atrasti ir išugdyti. Atsisveikindamas su Jaunimo už demokratiją komanda, Žygimantas jaunimui linkėjo būti drąsiam. Palinkėčiau būti drąsiems. Nebijoti iššūkių, nebijoti to paaukoti sėdėjimą ant sofos. Palinkėsiu idėjų ir to kūrybiškumo, jisai yra pas mus visus čia. Ir tiesiog reikia pasižiūrėti save, atsiverti, pasižiūrėti, pagalvoti, ką aš galiu padaryti dėl kitų. Ir vieną dieną nustoti galvoti apie save ir apie kažkokią antasą. Ir tada padarius kažką tai dėl kitų, viskas grįžta. Viskas gerėja. Ir jeigu mes norim gyventi Lietuvoje, kuri yra graži, kuri yra pilna laimingų žmonių, tai turim pradėti nuo mūsų pačių. Bet dar kitaip aš pasakysiu, turite daryti ne jūs, ne mes, ne turi daryti aš, turi daryti tu. Ir paprasta, kiekvienas asmeniškai turim kažką daryti.
Tai linkiu drąsos tai daryti. Dėkui. Diana Klikoitytė ir Artūras Kavaliauskas specialiai projektui Jaunimas už demokratiją.